Sveiki, vėl aš, vėl Giedrys, vėl senam pastate ir vėl prie duobės kasimo procedūros. Tai va praėjo, kiek čia, 10 dienų, jo kažkas 10 dienų, gal truputėlį daugiau. Tai vakar susiskambinau su tyrėja, sakė viskas ok, gali toliau tęsti ką esi pradėjęs ir sako, jeigu rasi mažų gabaliukų kaulų, tai ir jeigu tau ten jie trukdo, tai vėl kvieskis policiją ir vėl surinks ir jau nereiks, tik tai jie surinks, ten kažką padarys. O jei sako, tau jie netrukdo, tu gali ten pats rankom įsitraukyti, tai įsitrauko, gražiai sudėk į dėžutę ir sako, perlaido kažkur kitur. Nu tai pasiskambinau ir kunigui ir viskam. Tai sakė, jeigu nenori savo sklypę perlaiduotų palaikų, tai nuvežk į kapines, duosim vietą. Tai va, tai, sakau, gal tik to. Dabar reikalas tas mano sprendimas, kaip aš ir sakiau, buvo įvairių nuomonių, čia iškasti, bandyti išieškoti, čia bus kontentas. Tai tie, kurie tai prašė, tai sakiau, jei norit kontento, tai teikit, kaskit, aš filmuosiu, jūs kaskit. Tai iš karto jau kontento kaip ir nereikia. Tai šiandien, nežinau, sulauksim šiek tiek iššūkio, yra laukia -8, 8,5, tai ganėtinai vėsų. Tada dar turėsime kažkokių vis tiek kauliukų rasim. Ir yra žmonių, kurie dar kita pusė dirb kaip dirbai, kita sako, nelįsk, užkask, užversk. Aš sakiau, jei man leidžia kasti toliau dirbti, tai aš toliau tęsiu pradėtus darbus. Mano yra tikslas ir noras čia turėti automobilių techninio aptarnavimo duobę. Tai čia ir darysiu tą dalyką. Tai kol kas pradedu vienas, sakė, prisijungs vėliau kaimynas, jeigu aš jį sutiksiu, tada prisijungs draugas. Tai va, dabaigsim to, ko mes nebuvom padarę dabaigti. Tai va, dabar niekas nepasikeitė, aš iki tol nieko neliečiau, kol man nebuvo leista, neduotas atskiras leidimas. Tai va, dabar ką, pradėsim kasti, pradėsim žiūrėti. Jeigu rasiu kažkokius smulkius kauliukus, tai dėsiu šiuos į tą duobę. Ne į duobę, bet į tą dėžutę gražiai. Tikrai neišniekinu aš tų palaikų, jeigu yra kažkam toksai asociacija, kad aš jau kažkaip tai darydamas duobę išniekia. Kiti čia rašė, kad čia bauda dėl palaikų, to prasme, rodymo užsitrauks ir ką, tai ne, administraciniai, to prasme, nieko galiu aš filmuoti, galiu rodyti, tačiau dėl asmeninių paskatų ir netraumavimo, nes žiūri ir vaikai, tų kauliukų, kokius mes ją iškasime, aš nerodysiu, jei iškasime kažką, kokią monetą, dar ten kažką, tai būtinai aš jums parodysiu. Kažkokį dar kažką iškasim, irgi parodysiu. Tai vat, bet apie kaulus tikrai nerodysiu. Jeigu bus atskiras poreikis, tai aš kažką filmavęs apie kaulus parodysiu, sudėsiu kitą videką ir tik tai kontribui bičiuliams. Jei kurie norės, tai ir bus poreikis. Tai va, taip. O dabar tai. Nu ir ką, toliau mes čia kasam. Aš tikiuosi, kad čia neiššalo visas šitas reikalas. Tai duobė buvo neuždengta. Tai pasidariau apšvietimą, vat. Kelias lempus užsimečiau, nes susišers šienas, susitvarkys čia lubos, viskas ateityje kažkada, bet dabar susikoncentruojame mes į va šitą duobės kasimo projektą. Traktoriukas blemba, nežinau, vasarinis kuras, tai tikiuosi neužšals, manęs nepaves jisai ir turim tokią problemą. Čia tvarkėm, bet vat, po metų laiko vėl pradėjo bėgti. Tai vat, bus kontentas įsiardyti ir 2 metus beveik atlaikė, pakeisti vėl ribokšlį, bet jau keisim truputėlį kitokio diametro, užsisakęs, tai paaiškysiu tada viską kitam kontente. Tai ačiū labai, kurie prisideda, atsirado porą bičiulį į kontribį, ačiū jums, super hebrytė, atsirado tie, kurie parėmė taip per platformą, dėl projektų, dėl visko, irgi jums labai didelis ačiū. Kodėl aš noriu tos paramos ir aš vis prisidedu ir sakau, kad, ta prasme, tam, dėl to, kad aš noriu ta prasme, neiti tiesiai, bet aš noriu tobulėti, kilti. Nedaug trūksta man iki 5000 subscriberių, followerių, ar kaip ten, gerbėjų, kaip sakoma. Tai labai noriu jūsų paprašyti, kad jeigu turit draugus, kuriems patinka mano kontentas, pasidalinkit su jais.
kad, norėčiau iki naujų metų, dar turiu mėnesiuką su trupučiu, turėti 5000 subscriberių. Tai šiai dienai trūksta 200. Tai yra įmanoma su jūsų pagalba. Labai faina, kad jūs mane žiūrit, labai faina, kad daug palaiko žmonių ir aš manau, kad to dalyko, ką esu suplanavęs, kad kurti dar metus laiko, tai tikrai bandysiu, stengsiuosi irgi kurti, tik tai gal ne tokiais dideliais tempais, nes noriu geresnės kokybės video, o ne kad kiekybės. Tai eisiu link kokybės ir su jūsų pagalba, su jūsų žiūrėjimu, su jūsų prisidėjimu, su jūsų laikais, su jūsų komentarais bandysime, daryti kokybiškesnį turinį ir daugiau investuosiu į YouTube su jūsų pagalba, su savo pagalba, kad geresnė įranga būtų, kad mikrofonai būtų, garso kokybė, vaizdo, net ir po kamerą svajoju apie tokią, kur nusipirksim kamerą, kuri, judės ir pavyzdžiui, vienas iš visą laiką filmuoju, tai pasislinkau, tai ir kamera paskui mane seks. Tai yra tokis poreikis ir noras. O dabar varom prie darbų ir žiūrėsim, kaip seksis. Ką čia per šaltą kamerą? Nežinau, gal per šaltą kamerą nesifilmuoju. Nesupratau. Ne, gal filmuojasi, tik tiesiog užšalo ekraniuką ir nieko nesimato, bet mirks. Bet nieko nematau, jo GoPro nesutvirta šitam šalčiui. Bet nieko tokio, gal pabandysim pafilmuoti, tai žiūrėkit, kaulų jau nesiranda, tai radom tik tuos, kur buvo palikti. Vieno ar kito žmogučio, tai dabar šitoje vietoje akmuo dar iškilo, tai nežinau, mes jo gal neiškelsim, nes jis per didelis, tai reiks laidoti į žemę. Dar pagalvosim, kaip čia kas bus, bet kol kas taip padeda man draugas kasti, tai ir ką kasam, bet įdomiai, kamerytėje jau nerodo vaizdo, sušalo monitoriai. Ką, žinokit, jau temsta, bet jau nedaug liko. Aš tai nebepakasu. Draugas dar sakė, nori damušti. Žiūrėkit, kaip keikiasi nuo darbo. Ką, šiandienos darbai baigti. Su Kęstu priešaky. Ačiū. Blemba išvarėm. Čia reiks tik palyginti ir viskas. Kaušų belenkiek. Kauliukų irgi truputėlį radom, bet iš tų praeitų, kas nesurinktas keveldrukės, tai nedideli. Ir ką, viskas šiandien. Varom, baigiam darbus. Parsivežėm medienos palapkiai. Aišku, čia tiek neužteks, bet darysim per kelis kartus. Sumokėta 8 euručiai. Tai įsikraunam ir važiuosim, pasikrausim metalą. Tai reisiukas, cementukas nupirktas. O čia prakiurė, gal dar truputėlį, bet nieko. Metalas nupirktas. Viso 164 eurai. Tik už metalą gavosi 7 eurai ir 77 centai. Tai labai gražus skaičius. Tai ką,
Bandysim įsikrauti, susidėti viską gražiukį. Krausiuosi va štai čia viską, kur ir lentas kroviau. Vakar šiaip ne taip, kaip ir sakiau, pabaigiau su duobė reikalus. Tai viskas kaip ir čiki, piki. Va. Neužgriuvo, neužgriūna, labai džiugu, kad neužsigriauna šitą duobė, nereikia atramų daryti ir tiek. Gylis gavosi 1,75 m, ne, vietomis net 1,80 m, plotis, kaip ir minėjau, 1,40 m ir ilgis 4 m. Tai va, sienelės bus po 15 cm. Tai va, dėsim šitus ir žiūrėsim. Na va, antras reisiukas, malkos parvežtos, kaip sakau, armatūra, metalai parvežti, priekaba tuščia. Va, cementas irgi gražiai sukrautas. Va, naudosim armatūrą, viską. Žodžiu, va taip atrodo mano projektas duobė. Tai žodžiu, viską papasakosiu, kokias čia armatūras aš čia naudoju, kaip čia mano projektas vystosi, kaip viską. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, kiek čia sunaudosiu medžiagų, irgi papasakosiu, tik tai kitam video, kur bus apie duobę. Tai va, tai kam patinka, pasiekit mano kanalą, pasižiūrėkit. Šiandien ganėtinai žvarbu, šalčiausia diena. Betonuoti, aišku, nebetonuosiu kol kas, bet kol čia pasiruošiu iki betonavimo, tai va čia darbų iki tiek. Tai va, tai taip ir darbuosiuosi. Labai džiugu, kad gavosi ir leido kas tą duobę, nesutrukdė net ir kažkokie nelaimingi, kaip sakau, radinukai. Ir ką, kai visą laiką, jeigu nori kažkokių trumpų epizodų ar kažko, tai pas mane Instagram'e Gidrys. Gali mane pasiekti, pamatysi, aš ten kartais dalinuosi, ką perku, ką dedu. Jei nesunku, prisidedi prie Contribui, o jei pažiūrėjai šitą video iki galo, tai būtinai uždėk laiką. Ir susimatom kituose video. Su tavim buvo, kai visą laiką, Gidrys. Ir ačiū.